Sveiki visi, noriu pristatyti Metal Gear išpakavimo video. Šiandien atėjo mano namų šventė, pas kažką atėjo anksčiau, bet negali pykti, šiandien oficialiai išleidimo data. Taigi, bandysim išpakuoti tą daiktą. Pirmą kartą darau tokį video, tai nepykit už lepsusus. Antro šanso nebus, išpakavimas tik vienas. Tai va. Čia matot, viršų yra ženkliukas, Diamond Dogs. Jis jau yra nukrytęs, bet nieko tokio. Skleis prilipdytas. Nežinau, ką paskui su juo daryti. Šiaip gražus metalinis daiktas. Tai va, žaidimas skirtas PlayStation platformai. Čia yra aprašymas tipiškas, kuris būna ant diskų. Jis aišku, olandų kalba, kadangi aš ten gyvenu. Tai jau nelabai matosi. Fokusuoti. Čia trumpa priešistorė, ką žaidė Ground Zero. Čia kas yra viduj. Blizga viskas, bet... Tai Steelboxas, žemėlapis, ranka ir šitie žaidimo turinys. Kuris nelabai svarbu, bet vis tiek malonu. Ką, bandysim prapakuoti. Pasistengsiu padaryti gražiai, kaip kolekcionierius. Pradžinam tą plevelę. Viskas gražiai nusivinioja. Šitą juostą turėjo turbūt tas metalinis daiktas laikyti, kuris jau yra nuplyšęs. Taip jau būna transportavimas. Taip. Taip, nuo ko pradėsim. Viskas čia matosi suklijuota klijais, kas nėra labai gerai, nes teks truputį plėšti. Pasistengsiu tai gražiai padaryti. Čia yra pora tokių lipnių taškų uždėta. Gražiai nusiplėšia. Viena pusė, taipogi kita. Popierius nuėmėm. Taip, dėžutė. Dėžutė čia yra siūlių imitacija, iš tikrųjų čia jokių siūlių nėra. Paprastas kartonas. Dėžutė vidutiniško sunkumo. 3-4 kg. Taip, norint ją atidaryti, tiesiog per vidurį įsiskečia. Taip, gerai. Taip, tiesiog visam visam. Tai didžiausią dalį užima šitas baltas daiktas, prie kurio vėliau. Tai viduj matome Steelboxas. Ir paprasta dėžutė. Steelboxo viduje yra žemėlapis. Čia ekrane nesimatysis, gan didelis, jeigu išlankstyti. Ką čia matom?
turbūt įsilaipinimo taškai kažkurie, tai bus matyti žaidime. Vienoje pusėje Angola, kitoje pusėje Afganistanas. Vienoje pusėje vertikalus, kitoje horizontalus. Įdomu. Galbūt pravers. Bet šiaip kiek žinau, galima ant planšetės žemėlapį pasidaryti ir puikiai rodo žaidimo metu. Tai metaliniai dėžutė yra kažkoks tai papildomas diskas. Galbūt čia soundtrackai, galbūt kažkokie tai video. Na gerai, reiks pažiūrėti, neįsivaizduoju kas viduj. Čia tokia nugarėlė. Taip. Ką viduj? Žaidimas. Čia parašyta atskirai neparduodamas va šitas ženkliukas. Atrodo, paprastų nėra tokio. Viskas aišku yra olandiškai. Bet tai nesvarbu. Kažkam gal svarbu. Taip. Ir grįžkim prie tos baltos dalies. Čia jau turėtų būti ranka. Ne ranka, rankutė iš tikrųjų ir labai nedidelė. Kažkaip atrodė, kad turėtų būti didesnė. Gan lengva, nemetalinė, plasmasinė. Kokybiškai padaryta. Čia su varžtų imitacijom. Pati apačia nesilanksto. Čia kabliukas turbūt sneigiui pasikeisti. Antgalius. Jo, bet visi sąnariai lankstosi. Galima lankstyti kaip nori. Galima kažką tai išlankstyti. Tai va. Tai yra tiek apie ranką. Galima dar išpakuoti žaidimą. Taip ar taip reiks išpakuoti, nes nekantrauju šį pažaisti. Čia buvo aišku tas kaspinas, iš kurio reikia patraukti ir įsipakuoja, bet įsipakavo ir taip. Tai va, kadangi vidai gali būti kodų, tai aš jau nerodysiu ekrane. Šiais laikais nieks storų knygučių nededa, kas yra man labai gaila. Nes aš esu kaip kolekcionierius mėgstu. Čia yra kuponas, kur galima užsisakyti oficialų aprašymą, kuris tikrai reikalingas, na, nebūtinas, bet reikalingas. Aš turėjau 4 ir ten tikrai viskas gražiai surašyta, visi paslėpti, sako, easter eggs. Tai va. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot. Linkėjimai Playmanams. Viso.